Sveiki. Dabar aš žvelgsiu 7 pagrindinės valiutų poras šiai savaitei. Pradėsiu tradiciškai nuo euro dieninio grafiko. Ir čia matome paskutinį kilimą. Būtent kilimas išėjo geros naujienos, būtent ir pramušė mūsų pasipriešinimo liniją. Ir kaip praeitą savaitę sakiau, yra galimas būtent grįžimas prie pramuštos linijos, tai darbas būtų nuo medianos ir čia būtų galima sudaryti pirkimo sandorį. Kiek take profitą užsidėti, tai reikėtų žiūrėti, kiek dar bus atnaujinta ar neatnaujinta šiuo metinė aukštuma. Jeigu atnaujins, tai iki aukštumos su arbatpinigiais, jeigu neatnaujins, tai iki čia maždaug galimas toks trumpalaikis pirkimo sandoris. Kas nori ilgiau, pagal savaitinį galima pasižiūrėti, ten yra dar kur kilti iš tikrųjų. Kitas variantas tai būtų kur kas konservatyvesnis, tai nuo šios vietos taip pat yra galimas pirkimo sandorius sudaryti. Tai būtų per aiškiai matomus žemumus, tiesiog nubrėžta linija, tai palaikymas kylančio trendo ir nuo jo pirkimas. Jeigu pasižiūrėti į mažesnį grafiką, tai čia matysime kur kas tokius smulkesnius pirkimus. Tai čia būtų galima tokia agresyvesnė vieną iš variantų čia sudaryti pirkimo sandorį. Tai būtų prie pramuštos linijos, pirmas grįžimas, darbas nuo medianos, tai agresyvesnis čia, kiek konservatyvesnis čia, būtent įėjimas būtų. Taip pat galimas yra sudaryti sandoris būtent šioje zonoje, kur kas tokia konservatyvesnė, tai galima ties šią liniją, per vidurį zonoje būtent, arba ties šią liniją būtent irgi sudaryti pirkimo sandorį. Kitas iš tų tokių variantų kol kas pardavimo, tai nelaukiu, nes nėra aiškių atsimušimo taškų, pagal kuriuos būtų galima tai ir sudaryti. Taip pat dieninėme aiškiai nesimato nė vienos viršūnės, jau reikėtų nagrinėti savaitinį grafiką, o jau savaitiniam grafike tai mes pamatysime dar paskutinės viršūnės. Tai matome dar 2,5 punktų, drąsiai galima tikėtis kilimo iš tikrųjų. Tai kol kas aukštumų nesimato, artimiausias yra tik tai čia. Būtent tai nagrinėsime daugiau vien pirkimo sandorius. Toliau, svaras. Svaras taip pat kilime, atsimušė į ganėtinai stipriai sustabdžiusi lygį, būtent ir toliau niekaip negali pratęsti savo judėjimą. Jeigu vis dėlto pratęstų judėjimą, tai yra galimybė nuo šios linijos taip pat susiprekiauti, tai lygiai taip pat kaip buvo euras, galima sudaryti pirkimo sandorį, pramušus liniją, grįžta ir galima sudaryti pirkimo sandorį. Jeigu vis dėlto šiuo atveju nenorės dėl to kilti, tai yra galimi pirkimai nuo kur kas žemesnių vietų, tai galima nuo čia pirkti, toks agresyvesnis gal būdas būtų įeiti į rinką. Čia būtų kur kas jau konservatyvesnis. Jeigu pasižiūrėti į smulkesnį grafiką, tai matome tas pačias linijas, iš principo čia galimas irgi pirkimas. Taip pat čia buvo galima sudaryti pirkimo sandorį, jis sutampa su 38 FIBO lygiu, taip pat čia graži linija, FIBO dėl to neperpešinėjau. Čia toksai pramušimas linijos matomas, galimas kaip tik prie jos grįžimas, nes šią rodiklėlę pažymėjau iš tikrųjų dėl to, kad graži vieta būtent atšokimui, bet viso labo tik 50 punktų, tai kaip tik sutampa iki šios linijos. Ir nuo čia galimas yra sudaryti pardavimo kaip tik sandoris, nes toksai pramušimas, grįžimas pirmas, tai visai nebloga vieta irgi būtų suprekiata. Kas nori konservatyviau žiūrėti, tai galima nuo šios vietos taip pat parduoti. Iš tikrųjų. Kitas variantas, tai pramuša mūsų pačią viršūnę, perkam. Čia jau labiau gal pagal dieninį grafiką ir žiūrėčiau. Toliau, šveicaras. Šveicaras turime gražiai krentantį grafikėlį, šveicaras kyla, doleris krenta. Ir čia galimi sandoriai, tai būtų viduriniai kaip su euru, tai būtų galima pasižiūrėti nuo šios linijos, kaip tik vieną tokį iš pardavimų. Pirkimų kol kas per daug nežiūrėčiau, nes irgi nelabai yra kur atsimušti. Daugiau žemumų nematome, tai palaikymo pasipriešinimo linijų žemiau ir nenubrėšiu. Dėl to galima žiūrėti būtent
tokį vieną iš galimų pardavimų. Jeigu pasižiūrėti H4, tai kur kas smulkesnis grafikas, tai galimas sudaryti pardavimas yra tiek čia. Toksai realesnis, manau, pramušimo atveju trendinės linijos galima ir nuo čia sudaryti, taip pat trumpalaikio pardavimo arba ilgalaikio iš tikrųjų pardavimo sandorį, priklausomai nuo rinka, ką toliau darys. Toliau. Kanadietis. Kanadietis vis dėlto nenori savo dvigubos viršūnės atidirbimo daryti, kol kas figūra dar nepradėjo veikti, nes laukiame jos pramušimo. Pramušus galima sudaryti pardavimo sandorį iš karto, jeigu agresyviai, jeigu konservatyviai priėjus, tai yra pramušė, grįžo prie linijos ir tada sudarome pardavimo sandorį. Kitas iš scenarijų, ką labiau Kanada norėtų gal greičiausiai sudaryti, tai tolimesnį kilimą pratęsti. Ir čia jau būtų labiau žiūrima į pirkimo sandorius. Tai vienas iš tokių aiškiausių pirkimo sandorių būtų pramušus šią liniją grįžimas prie maždaug šitos linijos. Ir šioje zonoje galimi sudaryti pirkimo sandoriai. Būtent pramušo, grįžo, sudaromas pirkimo sandoris. Vienas iš tokių. Jeigu nueiti į H4, tai galima pasižiūrėti kur kas smulkesnį vaizdą. Tai čia matome, taip, įvykus pramušimui, nuo čia grįžus galima sudaryti taip pat pirkimo sandorį ir čia galima sudaryti taip pat pardavimo sandorį, kaip ir prieš tai minėta. Taip pat čia ir čia pirkimo sandoriai būtent, tai yra aiškiai matoma žemuma ir mini trendukas, tai trečias kartas, kaip prieina, galima irgi mėginti sudaryti sandorį. Šiuo atveju pirkimo, taip pat pirkimo, pardavimo sandoriai. Jeigu nueiti į jeną, jenoje mes turime tokią situaciją, kad pramušo liniją, yra galimybė grįžti, nes turime tokią kaip ir pasipriešinimo liniją, per viršūnės čia nubrėžta, kaip tik nuo jos atšokinėje negali įveikti, tai galimas yra grįžimas prie pramuštos linijos, būtent čia, ir sudaryti trumpalaikį pirkimo sandorį. Trumpalaikį dėl to, kad gal žiūrėčiau nedaug, iš tikrųjų iki šios pasipriešinimo linijos labiau sandorį, to tokiu smulku sudarinėta. Čia galbūt jau ilgesnis sandoris, tai būtų vienas įėjimo taškas ir kitas įėjimo taškas. Tai visa zona būtent čia galima yra pirkimo sandorių sudaryti. Jeigu pasižiūrėti smulkesnį grafiką, tai čia galima pasižiūrėti taip. Jeigu nuo pačių žemumų pirkti, tai yra galimybė čia sudaryti sandorį. Kur kas arčiau, tai matome čia vieną iš tokių galimybių. Taip pat čia galima matyti vieną iš tokių galimybių. Tai yra sena trendinė linija, nubrėžta čia per pačias viršūnės. Tai galima nuo jos paprekiauti arba nuo šios aiškiai matomas pirmas būtų grįžimas, tai pramušta pasipriešinimo linija, grįžimas prie jos irgi taip pat neblogas pirkimas, kur kas toks konservatyvesnis būtų jau nuo šios linijos. Toliau, Australas. Australas vis dėlto savo galvos ir pečių atidirbinėti nenori, nes pramušo, apgaulingas pramušimas, grįžta atgal į savo pirminę padėtį ir toliau dabar malasi savo figūros viduje, tai ties būtent pečiu dešiniuoju ir kol kas nieko aiškesnio ir nenori parodyti tendencijos. Taigi galime tik tais laukti, tai bus didesnis pramušimas, galima įeidinėti į sandorį, būtent pirkimo, tai pramuša aiškiai, grįžo, tada perkam. Pirkimo sandoris čia jau būtų per figūrą, tai kažkur tai apie 400–3,5 punktų, bet galima pažiūrėti, kiek jisai laiko krito, tai iš tikrųjų yra, kur jam pasikoreguoti, galima netgi ir tikėtis didesnių tikslų. Tačiau, kadangi jisai nenori dar būtent pakilti, tai kritimo atveju irgi neatmešiu, tai būtent atnaujina šią žemumą. Pramušimo atveju grįžus prie linijos, vienas iš tokių variantų yra sudaryti pardavimo sandorį ir jį laikyti jau iki žemumos arba netgi pratęsti, laukti pratęsimo judėjimo ir laikyti kur kas ilgesnį laiką. Jeigu pažiūrėti H4 grafiką, tai vienas iš tokių variantų būtų artimiausia matau pirkimo sandorį čia. Trumpalaikis pirkimo sandoris, stopas nėra toksai didelis ir tiek profitas su santykis 1:2 visai nieko. Irgi vienas iš tokių variantų.
galima susidaryti. Jeigu pasižiūrėti taip iki pačios viršūnės, jeigu iki šios pasipriešinimo linijos, tai būtų 1:1 maždaug sandoriukas, nes stop-lossas turėtų būti už paskutinės žemumos. Čia būtent mažiausias. Taip. O jeigu pasižiūrėti Zelandą, tai yra irgi iš tų tokių galimybių, tai pardavimo sandoris, bet artimesnis kur kas būtų pirkimo nusileidus prie šios linijos, aiškiai matoma, tai vėlgi pasipriešinimo linija buvo pramušta, dabar grįžta, kaip palaikymas dirba pagal medianą darbas ir čia būtų galima sudaryti pirkimo sandorį pramušus. Irgi pirkimo sandorį iš principo, irgi darbas būtų pagal medianą. Taip pat nuo šios viršūnės galimi yra ir pardavimai. Jeigu leisis dar žemiau, tai ieškočiau kitų taškų, tai vienas iš tokių galėtų būti, na jau čia maždaug linija. Gražiai dirbo prieš tai, spyglis į spyglį sudirbinė, tai galimas nuo jos atšokimas, bet kol kas dar neplanuoju, nes tokių judėjimų Zelandas neypatingai mėgsta staigiai padaryti, taip greitai, kad galimi čia greičiau ir būtų susidaryti sandoriai šią savaitę iš tikrųjų. Jeigu pasižiūrėti į H4, tai čia nubrėžiau vien pirkimo praktiškai sandorius, tai vienas iš tokių, čia jau būtų kaip ir per vėlu daryti pirkimo sandorį, nors kaina vis dar taip vietoje yra, bet labiau tikėtinas yra čia pirkimo sandoris arba čia. Labiau galbūt būčiau linkęs ties šiuo pirkimo sandoriu, nes kol kas jisai labai yra užsistovėjęs, galimas toksai, pavadinkime, greitesnis judėjimas valiutos, tai žiūrėčiau jau konservatyvesnių vietų, nes kai Zelandas pastovi vietoje turi tokį pomėgį greitai kažkur tai nulėkti, tai žiūrėčiau gal labiau ties šitą jo vietą. Iš tikrųjų, bet kas nori agresyvesnių sandorių, tai galimas ir taip pat čia. Jeigu pasižiūrėti būtent į naujienas, tai galima pamatyti, kad ši savaitė yra ganėtinai rami ties naujienomis ir puikiai tinkanti prekybai pagal techninę analizę. Jeigu, pavyzdžiui, pirmadienis, tai yra iš viso be kategorijos naujienų, toliau antradienis, tarkime, pasižiūrėjus, tai būtų galima išskirti nebent Japoniją, tai būtų piniginė politika ir Centrinio banko preskonferencija iš tokių stipresnių naujienų, kurios galėtų nebent jinai padaryti didesnį įtaką. Toliau žiūrėčiau trečiadienį, tai trečiadienį kvieščiau paprekiauti pagal būtent su Zelandija paprekiauti, tai būtų palūkanų norma ir čia matome, kad specialistai galvoja, kad galimas būtent palūkanų normos pakeitimas. Palūkanų norma turi ilgalaikį poveikį, ši naujiena tokia palyginti yra ganėtinai nebloga ir čia būtų galima palaikyti netgi sandorį kiek ilgiau paprekiavus iš karto, gal nefiksuoti pozicijų, o palaukti ilgesnio poveikio, nes, kaip ir minėjau, ši naujiena turi tokį kaip ilgalaikį poveikį. Toliau ketvirtadienį kvieščiau paprekiauti per būtent bedarbystę, tai Australija 2:30, anksti atsikeliam iš ryto ir paprekiam galime eiti toliau miegoti, nes Australijos bedarbystė ganėtinai toksai greitai iššaunantis rodiklis, tai yra, kada paskelbima naujiena, greitas judėjimas ir po to rinka ganėtinai stipriai apsiramina. Toliau iš naujienų, tai nieko tokio ypatingo nematau, pagal ką būtų galima paprekiauti, bet kaip matote, yra labai rami savaitė nusimato, netgi ir penktadienis ganėtinai labai ramus, tai kvieščiau paprekiauti labiau pagal techninę analizę ir sėkmės prekyboje. Iki.